Gal jeigu pati bent kiek nuoširdesnė kitiems būtum, gal ir kiti tokius pat jausmus parodytų. Tampi tokia pat bejausmė ir šalta, kaip buvo motina. Prie ko čia mama? Mamos iš vis nebuvo. Suprask, aš nuo mažens gyvenau savo. Man trūko visų tų mamos dukros pokalbių, pamokymų, kaip rengtis ar kaip dažytis. Tai ir koks abejotinas vyras tu būtum. Bet visgi tu vyras ir tau buvo lengviau. O aš buvau be mamos. Aš buvau nieko. O aš tėvo neturėjau ir ką. Mes juk rožę turėjom. Taip. Moteriai, kurių už pinigus ateidavo pasižiūrėti, ar mes vis dar neužsimušiam. Nes tėvas vis tiek turbūt nebūtų pastebėjęs. Turėtumėjai parodyti bent kiek dėkingumą. Ji buvo vienintelis žmogus, kuriam mes rūpėjom. Angė, tau reiktų požiūrį pakeisti. Bandžiau. Galvojau, kodėl mes tokią šeimą turim. Bandžiau susitaikyti su tuo. Negalėjau. Tu gal ir galėjai, nes visada tesugebi neteisybę, priimti kaip nepakeičiamą faktą ir prieš ją nekovoti. Bet vis tiek aš niekaip nesuprantu, kaip tau apsiverčia liežuvis pasakyti, kad aš esu šalta. Pagalvok, ar mano gyvenime buvo nors vienas žmogus, kuris man tą šilumą suteiktų. Angė, kam tu taip viską apsunkini? Galvojau, kaip pasilengvinti. Žinai, sugalvojau. O pasirodo atsakymas buvo čia pat, išsprendžiantis visas iki vienos problemas. Iškart negalėjai pasakyti. Mes su Nijole kalbėjom ir mes nusprendėm, kad galėtum pas mus pagyventi. Giedriau, man gerai dabar ten, kur aš gyvenu. Ką tu apgaudinėjai? Tas butas tragedija. Pati sakė, kad su buto savininku turi problemų. Tu supranti, kad aš save šituose namuose neįsivaizduoju. Tai kaip aš čia galėčiau gyventi? Aš žinai, visgi būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip mano tamsuolis brolelis gyvena. Nepatiks, galėsi grįžti atgal. Gerai, sutinku tik su viena sąlyga, jeigu tu tėvo nieko nesakysi, nes aš vis tiek noriu gauti pinigus už buto nuomą. Nemanau, kad tai gerai idėja, bet... Giedriau, tu gal už meilę stygių moka pinigais. Žinai, kartais atrodo, kad ir daugiau galėtų sumokėti. Gerai, nesvarbu. Kai nuvažiuosim šiandien pas tave, padėsiu daiktus susikrauti. Giedriau, aš pati moku susikrauti daiktus į dėžes, o dėžes į mašiną. Vairuoti nelabai. Gerai, aš noriu išeiti. O tai kaip Nijolė? Taigi, iš poros valandų. Ačiū, Giedriau.
Labadiena, ponia Elena. Ponia. Rožė? Jau parašy vištą. O taip, jau įdėjau į orkaitę. Šeškapus kartu, skanu, puiku. Gerai, skanu. Rožė, tada gal jau eik. Aš ir be tavęs susitvarkysiu. Baikit, ponia Ana. Juk žinot, kiek čia daug toj virtuviai darbo, kai tokia netvarka. Ir taip greit svečiai ateina. Ir tiek daug darbų. Gerai, bet Rožė, tu per dienas dirbi. Pervargsi. Gal jau eik namo. Ačiū, kad jūs tokia rūpestinga, ponia Ana, bet ponas Dirmantas manęs primiktinai reikalavo jums padėti. Sakė, kur jūs tokia baltarankėlė virtuvėje, gal eikit. Gerai, Rožė, dabar paklausyk manęs. Aš tvarkau šios namus, ne tu. Ir nesvarbu, ką ponas Dirmantas tau sakė. Kiek kartų tau galima kartoti? Jūs ir manęs išklausykit, aš čia mano darbas. Žinai ką? Nusispjauk man, kad čia tavo darbas. Gali išeiti? Neaiškiai pasakiau? Eik. Skudurų pasimk.
duris uždaryk. Na, jūs tokie ankstyvi, aš net nesuspėjau susitvarkyti. Geriau. Sveika. Kaip laikotės? Renkitės, užeikit, žinoma, sušilkit. Prisėskit. Viktorai, jie jau čia. Na, pasakok. Kaip laikotės? Jau labai seniai besimatėm. Na, sunku. Dar, kad vaikytis namie vienai. Taip, žinoma, bet aš šis puikiai suprantu. Reikia triuką. Bet niekas nepadeda. Taip, visiškai tiesa. Bet jūs jį rožę turit. Ta rožė tik po kojų maišosi. Nieko daugiau. Žinot, pagalvojau šiek tiek gaila Dangutės. Rodo visai neseniai. Ir linksmai šnekučiavomės pas mus namie. Taip, žinoma, kad gaila, bet... Na, pažiūrėkite šitą betvarkę. Aš geriau... Gal kaip nors padėti jums? Žinoma, mieloji. Eime, padėsiu man atnešti viską. Geriau. Sveikas. Sėdėkis. Kur merginos? Bandėjai su ją šnekėti. Tai aišku, kad bandžiau, Giedriau. Aš ją kalbindavau, vėliau, kai išsikraustė, aš ją ir skambindavau, ir rašydavau. Niekuomet nesakinė. Ir pinigų duodavau. Pinigai tavo pasiteisinimas? Tu pameni mūsų vaikystę, nei tavęs, nei motinos namie nebuvo. Tu darbą vietoj mūsų pasirinkai. Man gaila ir gėda gal tavęs. Giedriau, kaip tu pirmi? Prašau, nebuvai geras tėvas nei man, o tuo labiau Dangiai. Tai tu dabar mane kaltini dėl jos mirties? Atsipeikė.